Sveiki, šiandieną lankomės Tauragėje ir Tauragėje vyksta muziejų naktis ir šiaip labai daug renginių, visur muzika ir panašiai, visur kažkas vyksta, bet mes šiandieną lankomės dėl to, kad yra paroda skirta 90-ųjų žaidimų kompiuteriams ir būtent ją noriu pažiūrėti ir parodyti kartu jums. Ir ją pristato Darius, kuris yra ne tik muziejininkas, bet ir aistringas retro žaidimų ir konsolių kolekcionierius. Taip pat jis turi kanalą pavadinimu Konsolius, tad jeigu norite sužinoti labiau apie konsolės, apie retro žaidimus, Sega, Nintendo ir panašiai jų istoriją, tai galite užsukti į jo kanalą. Rekomenduoju, tikrai nemažai istorijos yra, nemažai pasakojimų. Tad eikime, pažiūrėkime, kaip būtent atrodo ši paroda. O jeigu kada matėte filmą Tetris, tai būtent čia yra Game Boy konsolė, kuriai ir buvo vienas iš žaidimų Tetris pristatytas, tai netgi ant dėžės ir yra pavaizduota disketė su Tetriu. Darius minėjo, kad ne visą konsolių kolekciją čia turi, o kaip tu atsirinkai, kurias konsolės čia pademonstruoti, o kaip ne, ar tu po porą turi? Tai nusprendžiau tam tikrą tik tai laikotarpį atsinešti, nes kambarys labai mažas, tai tam tikrą laikotarpį apibrėžti nuo kokių, sakykime, 90-ųjų iki 2000-ųjų maždaug metų, tą dešimtmetį, nes 90-ųjų kompiuterinės tokia tema parodos, tai tą būtent ir... O kiek tu iš vis kolekcijoje turi konsolių? Ar netgi žaidimų, ar žinai skaičių? Tai prieš renginį skaičiavau kelias dienos atgal, tai konsolių 75 turiu. Tai pagal tą kiekį daugiausia turbūt Lietuvoje, kas turi, o pagal žaidimus 1421, tai, gal kokiai 5-oje vietoje esu bent jau tie, kas viešai skelbėsi. O žaidimus, nes konsolių kadangi daug ir kiekvienai konsoliai, irgi daug žaidimų yra, tu konkrečiai apsibrėži, kuriai konsoliai rinkti, kuriai labiau renki, ar tiesiog, nežinau, kaip pakliūva kaip čia? Renku visom, bet tos, kurios yra populiarios, tai labai didelės bibliotekos yra, o labai daug konsolių yra, kurios labai, tokios trumpai gyvavusios ir mažai žaidimų jom yra, bet aš nerenku viską iš eilės, aš renku tik tai, kas man įdomu, ką aš realiai norėčiau žaisti. Tai kai ką sužaidžiau, kai kas dar vis laukia savo eilės, bet, nerenku viską iš eilės, kad būtinai visus, nes, tai neįmanoma. O tau kokia konsolė mėgstamiausia ar kokie žaidimai?
Mėgstamiausiai turbūt gal Sega Mega Drive būtų arba Sony PlayStation 1. Labai daug sentimentų turiu, o žaidimai tai, sakau, gal kokie Tomb Raideris galėtų būti serija, o šiaip tai įvairūs žaidimai, daug turiu mėgiamų. Tai va, gaila, kad tik vieną dieną šiandieną veikia ši kompiuterinė, bet šiandieną, kas atėjo, tai galėjo pajusti beveik kaip tikroje kompiuterinėje. Na, tik tokio prakaito galbūt kvapo nebuvo, kaip tikroji kompiuteriniai. Tai su tokia nostalgiška 90-ųjų kompiuterinių dvasia, atmosfera atsisveikinu su jumis. Tai tiek šiam kartui ir iki kitų kartų. Iki.